ryšių reguliavimo grupės patarėjo Vaidoto Radzevičiaus paskaitą. Na, o tema atrodo labai paprastai ir aiškiai, bet internetas, kam jis reikalingas kiekvienam? Pasirodo, kad yra net keli būdai prisijungti prie interneto, kokie jie atskleis Vaidotas, kas ta fiksuota ir mobili interneto prieiga. O ar visi žino tokius trumpinius kaip kilo, mega, giga? Taip pat Vaidotas pristatys ir RRT interneto matavimo įrankį Matuok LT. Ir viskas, daugiau neišduosiu. Vaidotas pasiruošęs kantriai, aiškiai pristatyti temą ir prašau jūsų dėmesio. Ačiū labai. Prašau, Vaidai. Sveiki visi, malonu, kad prisijungėte ir laukiate mano paskaitos. Tuo aš pasidalinsiu savo prezentaciją ir galėsiu papasakoti apie internetą ir kam jis man reikalingas. Tai pirmiausia, tai atsakymas į tokį klausimą gan akivaizdus, kad šią paskaitą pasižiūrėti, nes jį transliuojama internetu, bet čia tikrai ne pagrindinis motyvas, kodėl yra internetas ir kodėl žmonės juo naudojasi. Kaip mane pristatė, aš irgi prisistatysiu, esu Vaidotas Radzevičius, atstovauju Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą ir mūsų tarnybos vienas iš strateginių tikslų yra pažangus ryšys visiems, visur ir visada. Na, o be interneto pažangus ryšys šiais laikais sunkiai įsivaizduojamas. Na, o pats internetas jau yra tapęs bendriniu žodžiu, nieko nestebina, kad kažkas vyksta ar atliekama internete. Tai aš įvardinčiau, kad internetas jau netgi yra toks senas žaidėjas, nes jis tikrai ne vakar atsiranda, nėra labai moderni technologija, bet jis amžinai perspektyvus tuo požiūriu, kad visą laiką atsiranda naujų būdų pasinaudoti juo, naujų būdų naudos išgauti, naujų veiklos ar kas tai būtų. Bet koksgi būtų jo apibrėžimas? Tai iš enciklopedinės pusės tai yra pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus, valdomas ir tvarkomas decentralizuotai ir neturi vieno šeimininko. Šis apibrėžimas irgi paimtas iš interneto, tai interneto enciklopedijos, Wikipedijos. Ir čia yra du labai svarbus dalykai, tai kad tai yra tinklų tinklas. Tiesiog visi tinklai susijungia tarpusavį ir iš principo, kai matome dešinėje, tokia vizualizacija, kur yra daugybė ryšių, vieni didesni, kiti mažesni, tokia kaip spiečius tinklų. Tai būtent ir yra tinklas, iš kurio vieno taško iš esmės galima pasiekti bet kurį kitą tašką tame tinkle. Na ir kitas svarbus momentas, kad jis neturi šeimininko. Tai reiškia, kad kiekvienas gali prie interneto prisijungti ir iš principo negali niekas jo ir išjungti. Taip galima apriboti prieigą, bet pačio interneto kaip po tokios idėjos ir tinklų tinklo kažkas tai apriboti ar išjungti, na, čia sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Kitas svarbus interneto bruožas, kad tai yra vis dėlto virtualus pasaulis, tai yra fizinis tinklo prasme, kad yra kažkokie laidai, įranga, kuri naudojasi internetu, bet pats visas internetas kaip visuma yra virtualus dalykas. Tai kaip tokia didelė matrica, kurioje ji tik tai turi sąryšį su realiu pasauliu per prieigą ir kaip bendrauja su jai žmonės. Taip kad jeigu žmogus nėra prisijungęs prie interneto, tai kas vyksta internete, iš esmės nelabai turi įtakos, skirtingai negu tarkim, kokia oro temperatūra
kas šiuo metu šaldytuve yra sudėta. Tai dar jeigu analogija iš realaus pasaulio, nes čia yra, kai kurie jau galvoja iš jaunesnių, kad viskas, kas vyksta yra internete, yra teisybė, ar kitas ten realu, tai jis toks visą laiką sunku suprasti, ar čia realus dalykas ar ne, ypač su dabartiniais dirbtinio intelekto įrankiais, kur galima įvairiausius dalykus sugeneruoti, kurie atrodo labai tikėtini, bet iš tikrųjų neegzistuojantis. Taip kad toks įdomus ir išskirtinis dalykas mūsų gyvenime yra internetas. Na, o apie fizinę dalį, tai bet kokia virtuali erdvė turi turėti ir fizinę savo išraišką, kaip prie jo prieiti. Tai čia šioje skaidrėje yra internetos pagrindinių infrastruktūrų žemėlapis, kur, kaip matome, išsiraizgęs per visą pasaulį. Ir visas pasaulis yra apjungtas ir, kaip matome, daugiausia tų jungčių yra ten, kur daugiausia žmonių ir gyvena. Būtent pati interneto prasmė yra suteikti žmonėms naudą. Na, o kaip apie interneto pačio istoriją, kadangi aš gal nesu pats seniausias dalyvis šioje paskaitoje, galbūt yra ir jaunesnių, bet bent jau aš galiu pasakyti, kad tikrai esu gimęs tuo met, kai Lietuvoje interneto dar nebuvo. Tai internetas atsiradęs realiai yra susijęs su Lietuvos nepriklausomybės atgavimu. Tai ir vakarų pasaulyje, kur labiausiai išpopuliarėjo, tai irgi daugiau nuo 90-ųjų metų yra sukurtos programos, kur daugiau žmonių galėjo naudotis. Tai pradedant nuo elektroninio pašto, interneto tinklalapių, apie 2000 metus išpopuliarėjo paieškos sistemos, kad visą tą turinį, kurio yra tikriausiai begalybė, kažkaip reikia surasti, kas yra sudėtinga, ieškoti kažko naudingo tokiam milžiniškam tinkle. Tai duomenų paieškos sistemos, tokios kaip Google, labai išpopuliarėjo, taip pat ir žinių portalai, kaip Delfi, įvairūs forumai, tam, kad būtų galima keistis informaciją, sužinoti naują informaciją. Dar vienas proveržis interneto atsiradime visuomenėje buvo nuo 2000-ųjų perėjimas prie plačiuošio ryšio, būtent šviesolaidžio technologijos, kai duomenys perduoda ne senu telefono variniu kabeliu, o visiškai nauja technologija tuo metu, kuri ir naudojama iki šiol labai sėkmingai, tai šviesolaidis, kur šviesa perneša informaciją tarp kompiuterių tame milžiniškame tinkle. Dar vienas kertinis momentas, tai kai atsirado išmanieji telefonai ir būtent mobilioji prieiga prie interneto tapo ir labiau reikalinga ir tapo labiau išvystyta. Tiesiog abipusė nauda buvo. Ir netgi dabar beveik visi, kas turi mobiliuosius telefonus, iš esmės turi ir mobilią prieigą prie interneto. Kiek ją naudojasi, kiek naudos gauna, tai jau čia kitas klausimas. Socialiniai tinklai taip pat paskatino žymiai dažniau jungtis prie interneto, kai kas sako, kad net ir per daug. Vien tik tai socialinius tinklus dabar žiūri žmonės per daug. Taip pat kitos technologinės proveržiai, kaip video transliacijos internetu, kaip ir pavyzdžiui ši. Anksčiau, norint žiūrėti video turinį, tikrai reikėjo ir televizijos viso infrastruktūros ir tam tikro kanalo, kad
per televizorius galėtų matyti žmonės vaizdo turinį, dabar kiekvienas gali kokį tik nori turinį žiūrėti internetu. Taip pat ir integravus su išmaniaisiais telefono interneto prieiga atsirado galimybė teikti tokias kaip pavėžėjimo, taksi paslaugas, maisto pristatymo paslaugas ir daugybę kitų. Na, o pastaraisiais metais internetas labai aktyviai naudojamas ir dirbtinio intelekto įrankiams, tiems dideliems kalboms modeliams, kad dar vienas būdas, kaip išnaudoti infrastruktūrą ir žinias esančias internete. Na, o apie patį paplitimą, tai internetas labai panašus savo technologinio paplitimu kaip ir elektra. Aš sakyčiau, kad internetas galbūt net yra toks kaip antrinis elektros panaudojimas ar kaip elektra kvadratu, nes be abejo internetas be elektros neveiktų. Na, čia paveiksliuke kairėje matome, kaip Jungtinėse valstijose paplito elektrą namų ūkiuose. Na, šiuo metu ir Lietuvoje tikrai sunku rasti namų ūkį, kuriame nebūtų atvesta elektra. Ir tai yra būtinybė. Na, o su interneto prieiga kartais mūsų bent jau tarnybai norėtųsi, kad didesnis tos pasiekiamumas ir būtent vienas iš tikslų šios paskaitos, kad paskatint naudotis interneto prieigą, kad jos reikėtų žmonėm, kad žinotų apie ką, į kokių parametrų prašyti iš interneto tiekėjo, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų ir sakytų, kad na, man reikia šios paslaugos, nes fiksuotą interneto prieigą pagal RRT duomenis apie 77% namų ūkių turi. Su mobiliaja prieiga šiek tiek geresnis rodiklis, nes ji pasiekiama daugumoje namų ūkių. Čia net su pilna apkrova vertinama, kad 98%, bet irgi tada sparta nėra didelė. Vėliau papasakosiu, kur būtent yra skirtumas tarp mobilios prieigos ir fiksuotojos. Na, kam galima panaudoti internetą, tai jeigu grinai iš Europos Sąjungos elektroninį ryšio kodekso, kuris apibrėžia, kokios ryšio paslaugos turėtų būti teikiamos, kokiu būdu, kaip ir visas taisyklės nustato, pagal kurias turėtų būti jos suteikiamos, tai yra 5 priedas, kuriame išvardyta, na, kokių tikėtis paslaugų minimaliai turi kiekvienas ES pilietis. Tai ir elektroninis paštas, paieškos sistemos, mokymosi priemonės, elektroninės naujienos, laikraščiai, prekių pirkimas, užsakymas, paslaugų pirkimas, darbo paieška. Tai, žodžiu, ta tokia bendra kasdienybė, tai tame ir socialiniai tinklai, ir skambučiai, būtent, kad turėtų galimybę bendrauti ir turėtų visi daugmaž vienodas sąlygas, vienodas prieigas, naudotis visais suteikiamais visomis galimybėmis, kurias ryšys duoda, nes būtent ryšys internete jis suteikia beribę informaciją, jos be abejo yra ir tikslios ir netikslios, kai kas bando manipuliuoti, kai kas tikrai nuoširdžiai bando pakeisti pasaulį, kad sužinotų apie vieną ar kitą dalyką, galima atsitiktinai atsirasti, galima surasti bendraminčių ir būtent bendruomenės, tokios netgi kaip ši senjorų pasaulis sukūrimas, irgi, kaip ir pradžioje minėjo, be interneto sunkiai būtų įmanomas. Taigi tas
internetas ir ryšys yra ne kažkokia technologija, vardant technologijos, o būtent, kad žmonės bendrautų vienas su kitais, atrastų pomėgių, atrastų kažkokią prasmę gyvenimo, kažką įdomaus, kažką naujo, turėtų ryšį su pasauliu. Tai tas, kam internetas reikalingas, iš dalies ir toks filosofinis klausimas, tai yra būdas, kaip bendrauti su pasauliu, atras kažką naujo, sužinot, galbūt, nes yra bendruomenių, kur galbūt tavo tiesioginėje aplinkoje, miestelėje ar kur begyventum rajone, žmonės retai labai nueina kažkur daugiau negu ten į darbą, mokyklą, namo, parduotuvę. Internete galima žymiai platesnę interesų sferą turėti ir kokią naudą iš to gauti. Tai tokios, išskyriau 3 pagrindinės vertes, kam reikalinga. Aš pats sakyčiau, kad bendruomenės galia būtent svarbiausia iš jų. Na ir kaip nepasiklysti toje didelėje ir virtualioje erdvėje, nes apie internetą visi žino, dabar jau jūs prisijungėt, tai viskas puiku, bet iš principo prie interneto prisijungti reikia 2 dalykų. Tai galinio įrenginio. Galinis įrenginys tai yra tiesiog toks techninis terminas iš kaip ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių įstatymo, tai yra bet koks įrenginys, su kuriuo galima prisijungti prie interneto, tai šiuo atveju aš jungiuosi per kompiuterį, dažniausiai dabar jungiamasi per mobilųjį telefoną ir bet kas kitas, kas gali prisijungti prie interneto, ar tai būtų stebėjimo kamera, kažkoks įrenginys, kuris ryšį turi su internetu. Bet šiam vis tiek to galinio įrenginio reikia. Na ir antra dalis, be abejo, būtent paslauga. Tai yra interneto prieigos paslauga, kurią suteikia Lietuvoje privatus teikėjai. Daug jų yra. Didžiausias be abejo Telia, yra mobilūs operatoriai, Bitė, Tele2, yra fiksuoti Baltikum, Seagate, S+, net visų nevardinsiu, bet būtent šitų 2 dalykų, galinio įrenginio ir interneto, tik reikia norint prisijungti, bet norint paslaugą nusipirkti, kuo daugiau apie ją žinai, tuo geresniam sąlygom ir naudingesnę savo ją gali nusipirkti. Tai vėliau papasakosiu plačiau, kokie skirtumai, ką atkreipdėmėsi, ką reiškia, kokie parametrai. Na ir dar vienas momentas, kad internetas, nors jisai bendrin tvarka taip ir kalbama, kad čia mano Telia internetas ar Tele2 internetas, kas bebūtų, tai vis dėlto iš reguliavimo pusės ir formalios pusės, tai interneto prieigos paslauga yra. Ir tai nėra tapatus dalykai, internetas ir internetos prieigos paslauga, nes internetas apėmė viską, ne tik tinklą, bet ir turinį, kurį galima rasti. Tuo tarpu tiek ryšių reguliavimo tarnyba sritis, tiek operatorių, kuris suteikia tą paslaugą, atsako tik tai už tą ryšio dalį. Tai kaip prisijungi prie interneto, ką toliau žiūri, jau čia ir ką siuntiesi, jau čia kiti dalykai. Tai einame toliau. Tai būtent apie RRT funkciją ir čia, kuomet galite kreiptis į mus, jeigu iškyla kažkokių problemų su jūsų paslaugos teikėju ar kitais klausimais, tai kad mes būtent rūpinamės, kad interneto prieiga būtų tarp visų kitų dalykų, tai kad kas susijęs su internetu būtent, tai
kad prieiga būtų suteikiama nepažeidžiant vartotojų teisių, kokybiškai, suteiktų atvirą prieigą prie turinio internete, pasiektų kaip įmanoma platesnę visuomenės dalį. Na, dėl atviros prieigos tai yra operatoriai pagal ES reglamentą negali nei riboti, nei drausti kažkokį turinį, kažkaip keisti, pavyzdžiui, labiau apmokestint video turinį negu paprastą, arba suteikti tik, kad elektroninį paštą galėtumėt skaityti, arba internetu naudotis, tarkim, tik tai per Facebooką ir nieko kito. Tai čia būtent apie atvirą prieigą ir kad internetas ne tik ką gali pats gauti, bet ir ką, kad tau neribotų išsiųsti, taip kad savo žinutę paskleis pasauliui. Nepažeidžiant vartotojų teisių, daugiau apie tai, kad sutartys būtų su paslaugų teikėjais surašytos teisingai pagal galiojančias tvarkas ir nepiknaudžiautų savo turimą gale ir didesnėmis žiniomis. Tai toliau. Apie mūsų tarnybos veiklą, tai mes atlikę tyrimą pastebėjom tokius momentus, kad reikia mūsų požiūriu skatinti šviesolaidinių tinklų plėtrą, nes ypač kaimiškose vietovėse jos trūksta. Na, tai gal nėra labai ir stebinantis dalykas, nes kaimiškose vietovėse vis tiek yra rečiau apgyvendinta, mažiau gyventojų, na, o pats šviesolaidis ir jo tiesimas prijungti didelį daugiabutį, kuriame 100, tarkim, būtų ir galimų klientų, yra skirtingai negu, tarkim, 10 km iki kažkokio miestelio atvesti tą patį šviesolaidį. Tai čia reikėtų ir valstybės paramos. Labai yra gerai išsivysčiusi mobiliojo ryšio pajėgumai, tačiau ten, kur nėra ypač fiksuotos prieigos, tarkim, šalia miestų įsiplečia gyvenamieji rajonai ir daug gyventojų nori čia ir dabar turėti internetą, atvesti fiksuotą kabelį, kurį beje matome dešinėje, čia taip šviesolaidžio skerspjūvis atrodo. Tai brangiai kainuoja, vis tiek užtrunka, tai visi lengviau nuperka mobilią prieigą ir dėl didelės apkrovos, po to sulaukėme ir skundų, kad lėtai veikia interneto prieiga. Tai tiek apie mūsų iniciatyvas. Na ir dabar apie skirtumus tarp tos fiksuotos ir mobilios interneto prieigos. Pirmiausia, tai apie pasiekiamumą. Tai mobili interneto prieiga iš esmės pasiekiama visur Lietuvoje, nors visą laiką bus vietų dėl reljefo, pastatų, nuošalių vietovių, kur ryšys prastas arba net iš viso dingsta, bet ten, kur žmonės gyvena, tokių, bent jau iš mūsų statistikos, nėra daug. Aišku, situacija galėtų būti geresnė, ypač pasienyje su ne ES valstybėmis, ten, kur miškingos labai teritorijos, retai apgyvendintos. Bet kiekvienas iš jūsų, jeigu turit telefoną, kaip jau minėjau, mobilųjį, tai turite ir interneto prieigą, taip kad tas prieinamumas ir pasiekiamumas mobilios interneto prieigos yra labai aukštas, kiekvienas beveik turi, nes visi operatoriai savo planuose yra automatiškai įjungę interneto prieigą.
su fiksuota prieiga, jeigu jau yra atvesta, tarkim, didmiesčiuose dažnu atveju pastatai turės tą prieigą, galbūt nebus tiek daug pasirinkimo tarp paslaugų tiekėjų, bet tikėtina, kad yra ta galimybė, bet jau užmiesčiuose, mažesniuose miesteliuose tikrai yra ribota, nes pasiekiamumas mažesnis. Na, pagrindinis skirtumas tarp fiksuotos ir mobilios prieigos, tai kad fiksuota prieiga yra labai stabili, ryšys, na, tą suponuoja būtent fiksuotas prisijungimas, tai niekas netrukdo jūsų užklausoms keliauti į serverį atgal ir pačia didžiausia sparta, kokia įmanoma, pagal paslaugų planą. Jeigu tai yra šviesolaidžio prieiga, na, labai sunku išnaudoti galimybės to ryšio kanalo, kad ten kažkas pradėtų strigti. Žymiai labiau tikėtina, kad tai bus būtent paslaugos kažkoks sutrikimas, tarkim, neveikia kažkokia tai sistema ar tinklalapis, negu interneto tiekėjo ryšiai suprastėjo. Tuo tarpu mobilioj prieigoj, jeigu, kaip minėjau, daugelis ir naudojatės, tikriausiai esat pastebėję, kad kartais ir lėčiau veikia, neprisijungia. Tai tų priežasčių, kodėl taip nutinka, yra labai daug, nes mobilioj grinai dėl fizikos veiksnių, tokių kaip atstumas, oro sąlygos, kliūtis, reljefas, išsidėstymas, įrenginys, kur naudojamas, ar tai pastatas, ar rūsys, kokios sienos, kokie langai, daug labai veiksnių. Taip pat ir jeigu daug žmonių susirinka į vieną vietą, ar tai būtų gyvenvietė, ar koks stadionas renginio metu, juos visus aptarnauti taip pat kokybiškai, kai ten yra tik tai keletas prisijungimų, operatoriams labai sudėtinga ir dėl to kinta kokybė, nes visas internetas iš esmės pastatytas ant resursų dalymosi, taip kad visiems jame prisijungusiems vartotojams tas ryšys yra padalinamas pagal geriausią įmanomą scenarijų, nediskriminuojant, kam ten svarbiau ar ne, bet jeigu visi vienu metu nori kažką siūsti, kažkam siunčiama lėčiau arba visiems labai lėtai siunčiama. Tai būtent apie spartą, kur tai yra parametras, kuris labiausiai nusako interneto prieigos savybės. Tai šviesolaidyje sparta gali būti labai didelė, 2 gigabitai per sekundę ir daugiau, ir nekinta nuo aplinkos sąlygų. Taip yra, dėl ko gali sulėtėti, bet iš praktinės pusės tai galima laikyti, kad nekinta. Tuo tarpu mobilioj prieigoj, nors irgi pastaruoju metu su 5G ryšio atėjimu pastebimas labai didelis vidutinės spartos augimas, ji gali nukristi labai smarkiai dėl kintančių ryšio sąlygų, kurios neišvengiamai kinta dėl mobilumo. Bet yra kita labai gera savybė, kad tą prieigą visą laiką su savim gali turėti. Kaip minėjau, jau dėl fiksuoto tą spartą labiau riboja pačio turinio savybės, jeigu serveris, iš kurio siunčiamas turinys, nesugeba atiduoti tokiu greičiu, kokį prašai, arba galiniai renginiai, tarkim, netgi kompiuterio procesorius ar kietasis diskas negali apdoroti tokiu greičiu, kokiu galėtų operatorius persiųsti tą informaciją. Ir dar vienas momentas, tai kad nėra skirtumo tarp gaunamo ir išsiunčiamo srauto spartos. Ryšys kompiuteriuose visą laiką veikia pirmyn atgal principu,
pirmiausia įsiunčiama užklausą, ko nori, tada patvirtinama, ir tada pradedama siunčti turinys. Daugiausiai atveju eiliniai vartotojai, tokie kaip mes, naudojame būtent atsisiuntimo funkciją, tai yra žiūrim į turinį, ar tai būtų video, ar skaitom laikraščius internete, žinias, socialinę mediją, ar kas tai bebūtų, labiausiai reikia spartos parsisiųsti. Bet jeigu norima išsiųsti kažką, tai mobili prieiga šitam mažiau tinka, dėl to, kad yra optimizuota, kad kuo daugiau vartotojų galėtų parsisiųsti, nes čia yra tipinis naudojimosi būdas. Užklausos yra trumpos, nedidelės, kad pasiekti turinį, o gaunamas turinys reikalauja daugiau pralaidumo tinkle. Taip, kad jeigu norima transliuoti kažką tokio kaip šią prezentaciją, su mobiliu ryšiu gali pradėti trukinėti, ypač jeigu tai transliuojama judant, tas srautas išsiuntimo, jisai mažesnis atsisiuntimo ir dar ir kintantis. Kitas momentas, ką atkreipti dėmesį reikėtų, tai duomenų kiekis. Tai fiksuotai prieigai tokia jau situacija, kad niekada ir nebuvo ribojimas, kiek duomenų galima parsisiųsti. Jis, sakau, iš esmės neribotas, nes vis tiek yra ribotas kiekis duomenų su ta maksimalia sparta, ką galima parsisiųsti, nes šiaip fiziniam pasaulyje neribotų dalykų nėra, bet tuo tarpu mobilioj prieigoje, nors ir mėgsta vadinti savo planus neribotais, jis šiek tiek yra ribojamas vienu ar kitu būdu, ar tai būtų sąžiningo naudojimo su taisyklės, tai yra ne šiaip, kad daugiau vien pinigų ištraukti, bet ir tam, kad būtų panaudojamas resursas turimas interneto tiekėjo racionaliai. Jeigu būtų vienas ar du vartotojai, kurie nuolat neribotai siūstusi maksimalia sparta ir užimtų visą kanalą, visiems kitiem aplinkui esantiem klientam būtų prasta paslauga suteikiama, jie skūstusi, sakytų, kad čia blogai, tai jie iš vienos pusės ir planus savo modeliuoja pagal suteikiamų gigabaitų kiekį, kiek duomenų per mėnesį galima persiųsti, jeigu neribotas, irgi turi tam tikrus saugiklius, bet šiais laikais to srauto persiunčiama labai daug, taip kad iš mūsų tarnybos yra noras, kad nebūtų naudojami reklamai terminai kaip ribotas arba labai jau tada aiškiai įvardytų, ką reiškia jų supratimu tas neribotas. Nes, kaip minėjau, fiziniam pasaulyje tų neribotų dalykų tikriausiai ir nėra. Apie įrengimo kainą, tai fiksuota vienareikšmiškai ženkliai brangiau, nes reikia būtent iki konkretaus vartotojo, ar tai būtų jo namas, ofisas ar butas, atvesti laidą, jeigu ten jo nėra, kas sukuria tuos vienkartinius, bet neišvengiamus būtent tam klientui, tam vartotojui reikalingus prijungti sąnaudas, kurios dažnai būna gan didelės. Tuo tarpu mobilioj prieigoj tinklas jau iš karto daromas visiems bendrai, tai ir dėl to galima pradėti jo naudotis iškart visiems, bet su ta didesniu dalyjimusi ir kintančiomis sąlygomis. Tai paskirtis, kam čia labai trumpai, be abejo, ta paskirtis naudojimo gali būti labai plati, gali būti labai ribota, bet fiksuotas internetas iš esmės tai yra pagrindinis namų internetas, ar tai būtų darbe, ar tai būtų namuose, ar tai pramogoms, ar visam interneto turiniui. O
mobili prieiga būtent, kad ji visą laiką su tavim yra, visą laiką būtum su ryšiu ir galėtum prieiti prie informacijos arba patenkinti savo poreikius prisijungiant per interneto. Na, toks bendras patarimas, tai nereikia rinktis tarp jų šitų dviejų, geriausia, aišku, turėti abi. Aš pats taip namie turiu fiksuotą internetą ir turiu be abejo mobilų telefoną ir jie vienas kitą papildo. Kai grįžti namo, telefonas prisijungia prie namų fiksuoto interneto, taip, nereikia jungti jo laidu prie interneto, bet jau visai kitokie greičiai ir taip pat yra apmokestinimo tarifai, kai namuose su mobiliu įrenginiu prisijungi prie savo fiksuoto interneto, jau tie duomenų planas iš mobilaus ryšio operatoriaus neturi įtakos. Tai šiek tiek palengvina. Aišku, svarbu, kad tam name būtų ta interneto prieiga ir fiksuota, ko mūsų tarnyba ir siekia savo strategijoje. Tai pasakojau apie savybės interneto prieigų, mobilios ir fiksuotas, o kaip įvertinti, į ką atkreipdėmėsi renkantis tą interneto prieigą. Tai, kaip minėjau, pagrindinis parametras yra sparta ir jis rodo, koks duomenų kiekis buvo persiųstas ryšio linija per laiko vienetą. Tai toks fizikinis dydis ir matuojamas bitais per sekundę. Na, bitas yra labai mažas vienetas, tai yra iš esmės informacija, kuri užkoduota vienetu arba nuliu. Tai dvi būsenos. Tai tu būtent taip perduodamas, taip bendrauja kompiuteriai tarpusavėje, vienetukais ir nuliukais, ir tuos kiekvienas ryšio signalas ir koduojamas būtent tais bitais per sekundę, kiek bitų persiunčiama per ryšio liniją per vieną sekundę. Kadangi tai mažas vienetas, tai naudojami tokie priešdėliai kaip kilo, mega ir giga, tai visi sistemos daugikliai, lygiai taip pat kaip kilogramas prie gramo pridėtas ar kilometras prie metro. Čia dydžiai dar padidėję yra, tai yra kilobitai per sekundę, megabitai per sekundę, gigabitai per sekundę. Na, jeigu grįžt prie mobilios fiksuotos prieigos, tai jeigu tai šviesolaidis, tai galima tikėtis gigabito per sekundę spartos ir net didesnės. Na, mobili prieiga irgi gali pasiekti gigabito per sekundę, bet čia jau tokiais labai kraštiniais atvejais, bet įmanoma su 5G technologija. Tai čia tam, kad atskirt, kad tai yra būtent sparta apibūdinant, kaip greitai perdamas ryšys. Na, labai panašių pavadinimų yra matuojamas duomenų kiekis, tas kompiuteriais perdavimas duomenų kiekis arba laikomas kompiuteriuose, tai vis matuojamas baitais. Ir ką reikia žinot, kad vienas baitas tai yra 8 bitai. Tai kai mobilaus ryšio operatoriai siūlo tam tikrą kiekį gigabaitų, tai nėra tas pats, kokia sparta bus persiunčiamas turinys. Tai čia tie patys priešdėliai galioja, bet reikia žinoti skirtumą, kad kilobitais ar megabitais per sekundę matuojama sparta, o megabaitais, gigabaitais ar terabaitais toliau matuojamas būtent informacijos kiekis. Dar vienas parametras, kuris nusako, kiek kokybiška yra internetos prieigos paslauga, yra delsa. Tai tiesiog laikas, per kurį IP paketas nukeliauja iki galinio įrenginio, iš galinio įrenginio į tarnybinę stotį ir atgal.
Tai tiesiog kiek trunka tas ryšys iki to serverio, kuriame yra turinys, kurio jūs prašote. Ir kaip šitos dalykus pamatuoti? Tai spartą ir delsą galima matuoti RT įrankiu, matuok LT, toks adresas internete, yra ir naršyklėje, yra ir mobiliosios programėlės Androidui ir iOS, kuriame galima detaliai sužinoti, koks būtent su konkrečia jūsų interneto prieiga šiuo metu naudojama, yra sparta, koks kokybės įvertinimas, žemėlapį galima pažiūrėti, ką kiti žmonės primatavo arba RT duomenis ir įvertinti statistiką. Čia tiesiog nuotraukos, kaip programėlėje atrodo, galima kiek nori tų matavimų atlikti, kiekvienas bus su detalė informacija ir bus įvertinta, ar kiek vaizdo konferencijoms tokia paslauga tinkama, vaizdo įrašams, žaidimams. Tai labai naudingas įrankis. Yra ir kitų internete matuoklių, bet kadangi turime savo, yra atviro kodo, nemokama, tik tai matuojant savo mobiliojo ryšio paslaugą, reikia atkreipti dėmesį, kad bus, jeigu pagal jūsų planą yra apmokestinami duomenys, tai duomenų kažkiek atsisiunčia. Ir galima, jeigu sparta labai didelė, galima greitai išnaudoti. Na, o apie matavimus, kuriuos RRT atlieka, tai čia grafikas jau daugiau nei 15 metų, kaip mes matuojame. Kiekvienais metais visoje Lietuvoje mobilaus interneto spartą ir būtent gavimo sparta, matome praėjusiais metais, 2025, jau artėja link 300 megabitų per sekundę ribą. Visi operatoriai labai sparčiai kyla į viršų, tai labiausiai siejama su 5G tinklo plėtra, net 10 metų atgal, jau nekalbant apie 15 ar daugiau, tokios spartos atrodė kaip fantastika. Ir tai nėra kažkoks labai didelė naujovė. Pavyzdžiui, internetas, jisai pats jo veikimas nepakito nuo to laiko, bet tokios spartos įgalina kitaip jį panaudoti. Tai tarkim, tos pačios socialinės medijos ar programėlės, kur taksi ar maisto užsakyti, ar dar kitokios, kur tikrai reikia žymiai didesnių srautų, jos iš esmės gali egzistuoti ir veikti vien dėl to, kad mobili interneto prieiga tokia sparti yra. Na, bet ką tie skaičiai reiškia? Sakau, stebiuosi 300 megabitų vidutinė sparta, kad tai labai didelė. Labai neseniai dar fiksuota interneto prieiga, retai kur galėjo pasiekti tokią spartą. Planai būdavo iki 50 megabitų, iki 100 megabitų, net fiksuotai prieigai, o dabar jau ir mobilioji prieiga gerokai viršijo tokią spartą. Tai ką tie skaičiai reiškia? Tai iki 30 megabitų, čia net buvo ir ES toks tikslas, kad visi piliečiai turėtų galimybę jungtis bent jau 30 megabitų sparta, per sekundę sparta, nes ji užtikrina tos bazinius vartotojo poreikius, bet iš esmės vienam vartotojui. Ten daug įrenginių vienu metu prijungti galima, bet jau gali atsirasti ar sulėtėjimai, arba nepasidalinimai,
vienu metu naudojantis, ypač jeigu tai mobilioji paslauga, kur tas kitimas dar ir įtakojamas ne tik ką pats siuntiesi ar tavo aplinkinė, bet ir kaimynai ir kiti toje teritorijoje mobilaus ryšio vartotojai. Nuo 30 iki 100 megabitų mūsų tikslas dabar yra, kad visiems gyventojams būtų užtikrinama bent jau iki 100 megabitų. Tai jau tikrai didelė sparta, kur galima ir didelės kokybės video transliacijos, nes būtent video transliacijoms daugiausiai spartos reikia, gali daug vartotojų jungtis vienu metu, nes dabar, kai net ir indaplovės su šaldytuvais jungiasi prie interneto, tai tų naudotojų tik daugėja. Na, o 100 megabitų ir daugiau, tai jau yra toks lygis, kur, sunku net pajusti, kad kiek ribotų. Taip yra noras, kad dabar ES tikslas 1 gigabitas per sekundę būtų visiems gyventojams prieinamas, bet gigabitą išnaudoti buitiniam paslaugom yra labai labai sudėtinga. Čia daugiau apie tai, kad jeigu jau atvedus į vieną gyvenvietės vietą gigabitinę liniją, tai jau turėtų visai tai gyvenvietėj, jeigu tai yra nuošalesnė, užtekti tos gigabitinės linijos ir skaityti, kad visi būtų užtikrinti sparčių ryšių. Tai tiek apie tuos spartų lygius, ką galima su kiekvienu, ko tikėtis, ką nuveikti. Tai, o ta aukštesnė sparta ir geresnė technologija interneto prieigos kokybės paslaugos, interneto prieigos paslaugos, tai nereikėtų rinktis ar galvoti, kokį čia turinį, ar atsisiūs, kiek laiko, ar čia striks, nestriks. Net yra čia kitas momentas, kaip pavyzdžiui, daug žmonių vienu metu bando žiūrėti krepšinio transliaciją su Lietuvos rinktinė ir žiūri per internetinę televiziją. Jis stringa dažniausiai ne dėl to, kad jūsų interneto tiekėjas nesugeba pristatyti, o dėl to, kad išsiųsti tiek daug srauto vienu metu visiems ta paslauga, ta būtent internetinės televizijos gali negalėti dėl savo resursų. Bet bendra prasme, tai naudojant, užtikrina, kad nebūtų galvos skausmo, kaip čia dingo kažkas, ar stringa, neveikia, būtent iš interneto prieigos paslaugos pusės. Kad visą laiką galima susisiekti su draugais, ne tik skambučiais, bet ir žinutėmis per įvairius messengerius ar video skambučiais. Taip pat įgalina ir darbą iš namų. Tai tapo įprastų reiškinių, jeigu nebūtų geros interneto prieigos infrastruktūros, čia COVID laikais galėjo dar būti rimtesnių problemų, būtent užtikrinant visuomenės funkcionavimą. Taip pat saugumo ir kontrolės dalykai, kaip išmaniosios kameros ar durų skambučiai, apšvietimo valdymas, šildymo valdymas, tie vadinamai išmanieji namai. Čia, nes viską galima irgi prijungti prie interneto ir stebėti, ar ten lapė atėjo prie mano namų, ar kažkoks vagis. Tik tai reikėtų nepirkti pačių pigiausių kinietiškų stebėjimo kamerų, nes kai kurių iš jų tada gali bet kas prisijungti prie tos kameros ir stebėti iš bet kurio pasaulio taško, kas dedasi jūsų kieme, jeigu būtent jį filmuojate. Nes, kaip pradžioje minėjau, tai milžiniškas tinklas, kurio beveik visas vietas galima pasiekti,
tuo pačiu tai reiškia, kad ir visas tinklas gali iš principo pasiekti jūs. Yra, aišku, saugumo, tiek operatoriai taiko, tiek ir įrenginiai, kad ten bet kas ir bet kokiu būdu negalėtų prisijungti, bet iš principo tas internetas, kai jeigu jis yra atviras, tai jis atviras viskam, tiek ir norimiems ir nepageidavimams dalykams. Realaus gyvenimo paslaugas, tai čia daugiau apie registraciją į poliklinikas ar ten dokumentų užsakymus pačiose poliklinikos, jau kur ne internetas kol kas gydytojo konsultacijas ar paslaugas suteikia, o gydytojai tai vis dėlto eilių yra, bet užsiregistruoti būtent tą registravimo veiksmą galima atlikti internetu, ne tik į poliklinikas, į daugybę paslaugų. Dabar, aišku, visur labai mėgsta registruotis, kaip ir tokius renginius kaip šis mūsų. Tikiuosi nereikės į maisto prekių parduotuvę registruotis iš anksto, kad suvaldyti srautus, bet ten, kur reikia registruotis, internetu galima ženkliai palengvinti. Ir taip pat turinys parenkamas ar pasirenkamas pagal individualius poreikius, o ne ką nusprendė rodyti televizijos kanalas. Tai gali būti ir apsunkinimas, kaip galvot, ką čia man žiūrėti, o ar čia įdomu. Jeigu įsijungiau žinomą kanalą, tai žinau, kad tokia laida bus tuo metu ir ten pasakos maždaug adekvačius dalykus. Tai internete turinys gali būti labai įvairus ir bet koks, nuo šokiruojančio iki absurdiško, nuo realybę atitinkančio arba visiškas fantazijas. Socialinių tinklų algoritmai dirba taip, kad jie net išanalizavę elgesį gali pasiūlo net tai, kas čia gal ir įdomu, nieko nepagalvojau, kad gali būti man įdomu, o vat algoritmas jau žinojo iš anksto, kad tau bus įdomu. Na, apie patį turinį ir saugumą, privatumą yra tokias saugumui užtikrinti ar apsisaugot nuo sukčių, beje, apsisaugojimas nuo tų kibernetinių sukčių ar internete esančių pavojų yra atskira paskaita RRT, kaip būti atsargesniam ir tai daug nesiplėsiu, tiesiog noriu paminėti, kad yra toks interneto elementas kaip DNS kaip DNS resolveris, kuris iš esmės yra kaip analogija telefonų knyga interneto, kur bet kokią įrašus užklausą, ar tai būtų rrt.lt ar bet koks kitas tinklalapis, kompiuteriai supranta tik vienetukus nuliukas ir IP adresus tarp tinklų, tai šitas užkorda ar DNS-as, jis pasako, kur ieškoti tame milžiniškame tinkle būtent konkretaus turinio, kurio klausia šitas vartotojas. Tai mūsų interneto prieigos teikėjai yra įpareigoti naudoti nacionalinio kibernetinio saugumo centro DNS užkardą, kurie automatiškai jau nebeprileidžiama prie turinio, kuris nuspręstas, kad yra žalingas, ar tai būtų sukčiavimas, nepageidaujamas turinys, ar draudžiamas turinys, yra didelis sąrašas ir jeigu nueisite į tą svetainę nksc.lt, galima pasitikrinti, ar veikia ta užkarda ir būtumėt matytume tą dešinėje tokį raudoną skydą, kad svetainė blokuojama, tai reiškia, kad bent jau dalis žalingų interneto vietų yra atribota nuo jūsų kompiuterio.
Na, čia paėmiau vieną iš interneto vartotojų DNS užklausų statistiką ir, kaip matome, net iš Lietuvos daugiausiai turinio ir būnant Lietuvoje, naudojantis internetu Lietuvoje, na, beveik visos, ne beveik, o apie pusę užklausų yra siunčiama į Ameriką. Būtent tenais yra didžiausios korporacijos, kurios teikia paslaugas turinio ir čia daugiausiai užklausų susilaukia Apple, Google, Facebook, o kitas jau mažiau. Tai vien iš šių duomenų galima bandyti spėti, kokį įrenginį naudoja šitas vartotojas. Tikėtina, kad tai bus iPhone'as ir kokį socialinį tinklą dažniausiai naudoja. Tai labai panašu, kad tai bus Facebookas. Tai iš tokių privatumo dalykų internete jungiantis, tai galima nemažai informacijos kaip ir nuspėti, žinant daugiau, kada tos užklausos ateina ir kiek jų, galima žinot, kada ar namie būnat, ar kada atsikeliat, bet pagal bent jau Europos reguliavimą negali operatoriai disponuoti šitą informaciją ir panaudoti į reklamai ar kitiems tikslams, bet iš principo tai internete yra nuolatinis tas saugumo ir privatumo klausimas, kad kiek dalintis internetu informaciją apie save internete. Taip kad norėjau pabrėžti, kad atkreipti dėmesį tai ir kitas dalykas, kad labai didelę dalį interneto turinio ir ką veikiame valdo ne Europos Sąjunga, o būtent Jungtinės Amerikos valstybės. Kiti resursai, kad mažiau žalingo turinio pareklamuosiu RT kitus tinklalapius, tai draugiškas internetas ir švarus internetas, kur bando sumažinti tą nelegalų turinį, kuris netinkamas, eliminuoti iš viešosios erdvės. Tai, o pabaigai, tai nors, sakyčiau, tai yra tapusi dar viena komunalinė paslauga, kurią apmokant kartu su vandeniu ar elektra, tai vis dėlto įgalina padovanoti daugiau laiko, galima greičiau sužinoti, greičiau išspręsti dalykus, sutaupyti laiko, bendrauti su žmonėms, susisiekti su įdomiai žmonėms, įdomių dalykų sužinoti, atrasti kažką naujo ir praturtinti savo gyvenimą. Ne tik sutaupyti laiką, bet ir praturtinti jį, pagerinti tą laiką, bet tuo pačiu čia galima sakyti su išlyga, internetas yra beribis ir ten visą internetą galima praleisti, taip kad reikėtų ir neprarasti kontaktą su realiu pasauliu. Taip, tiek būtų iš mano pusės. Tikiuosi paskaita patiko. Lauksiu klausimą, nežinau kiek, ar kas rašė, ar... Sveiki, gal tada Vaidotai girdit mane? Taip. Gal prieš tai dabar visus kviečiu atsakyti į klausimyną, ar gerai pasitikrinti, ar atidžiai klausėte Vaidoto. Aš dabar įdedu į komentarus. Gerai. Oi, palaukit, ir tada, kol jūs atsakinėsit, aš tada ieškau, jau yra 3 klausimai. Gerai. Va, prašau visi, aš labai noriu, kad atsakytumėte. Ir tada aš pradedu skaityti pirmą klausimą. Gerai, Vaidotai? Tai Gintarė, tu perskaitysi juos. Aš taip, aš perskaitysiu.
Aš dar noriu Taigi, paklausti, Gintarė, o tu QR kodų nepasidalinsi ekrane? ir pasidalinsiu QR kodukų, gerai? Gerai. Mhm. Taip, kam klausimyną yra nuoroda ir pasidalinu QR koduku ir skaitau pirmą klausimą. Marija klausė, kodėl sudėtinga prisijungti prie e-sveikatos portalo per e-valdžios vartus į banką? Kaip čia? Čia nuo ko priklauso? Gintarė, pakartok Ryšys? Ne klausimą. į banką, bet ir banką jungiuosi. Prisijungimas per banką. Vaidotai, o klausimas buvo, sudėtinga prisijungti prie e-sveikatos svetainės per e-valdžios vartus ir banką. Jo, tai čia yra tokia problema, kur ne su interneto prieiga dažniausiai susiję. Čia yra būtent tas portalas, kaip jis veikia, ir gali būti daug priežasčių. Gali būti daug vartotojų jungiasi vienu metu, galbūt blogai sukonfigūruotas serveris, galbūt paslauga kažkoks sertifikatas neveikia. Čia yra ne jūsų pusėje dažniausiai problema. Jeigu neveikia vienas kažkoks puslapis, reikia pažiūrėti kitą, kuris ar atsidaro, arba nueiti į tą patį matuokį LT ir pažiūrėti, ar matuojasi kokiu greičiu, ar atsidaryti bet kurį kitą puslapį ir žiūrėti, ar ten jungiasi, arba į kitą tiesiog, tarkim, nueiti į savo banką ir prisijungti, ar ten veikia. Čia yra būtent su paslaugos Ta svetainė, taip, būtent tos svetainės. Ir tai būna nutinka net ir masinių tokių sutrikimų, kaip pavyzdžiui tas pats DNS registras, apie kurį pasakojau, jeigu jį naudoja vieną, kuris dėl kažkokių priežasčių užstrigo, kaip pavyzdžiui vienas čia prieš kelis mėnesius buvo Cloudflare, kur labai naudojamas, jisai pastrigo ir dauguma puslapių ir tų sistemų neveikia. Bet čia ne dėl to, kad jūsų interneto prieigos paslauga bloga, bet toks jau internete nematomas tinklų dalykas, kuris ten serveris tiesiog išmeta klaidą ir nejungia. Supratau. Ne internetas, o čia svetainių kartais būna problema. Kodėl, Vaidotai, kitas klausimas. Kodėl Latvijos pasienyje labai greitai įsikrauna telefonas? Jo šneka, taip? Toliau nuo pasienio užtenka ilgiau. Operatorius čia yra bitės. Ar čia žmogui taip atrodo, ar kaip, Vaidotai? Tai labai gali būti dėl to, kad pasienyje šiaip gali būti toliau nuo bazinės stoties, nes operatoriai vis tiek negali daug spinduliuoti į užsienio valstybę, kad nekenktų jų tinklui. Tai vienas dalykas, šiek tiek silpnesnis signalas, dėl to reikia ir telefonui didesnė galia transliuoti tą skambučio informaciją, kad susikalbėt, tai daugiau energijos reikia. Kitas dalykas, gali pats telefonas nuolat tai prisijungti prie Latvijos tinklo, tai atsijungti, nes jeigu yra įjungtas roamingas, kad telefonas veiktų ir išvažiavus į užsienį, tai jeigu Latvijos bazinė stotis ten keliaujant, važiuojant, ar dėl ryšio sąlygų pokyčių tampa su stipresniu signalu, prie jos prisijungia, tada vėl atgal prie bitės, ieško arba pameta bitės, tada vėl iš naujo ieško, tas kainuoja daugiau resursų telefonui ir dėl šitos priežasties gali būti tas netgi pastebimas pokytis, kai kalbama giliau Lietuvos teritorijoje ir pasienyje. Ir dar buvo vienas klausimėlis. Rasa klausė. Kodėl fiksuotas ryšys negali būti teikiamas buvusiais telefono kabeliais kaimiškose vietovėse?
Galima. Iš principo tai galima, bet jeigu tie kabeliai buvo seni ir naudojami tik telefono ryšiui, jų tiesiog techninės charakteristikos ant tiek gali būti prastos, kad nebeišeina užtikrinti tokios spartos, kuri šiais laikais reikalinga naudotis interneto teikiamais privalumais. Iš kitos pusės gali būti, kad tie kabeliai dėl to, kad jais niekas nesinaudojo, tarkim, ir nutraukti kažkur ir operatoriai tiesiog, netikė ten jau paslaugos ir jiems juos palaikyti funkcionuojančius neapsimoka. Tai atsakant į šitą klausimą, iš principo galima, bet tai tiesiog niekas nenorėtų pirkti tokios paslaugos, kur ten, jeigu ten 10 kilobitų ar ten 100 kilobitų per sekundę tik tai sparta, jį būtų realiai galima užtikrinti. Ačiū, Vaidotai. Kaip ir visi klausimai, bet dar labai kviečiu, dabar patikrinau, kad atsakyti į mano klausimyną apie paskaitą, nes dar labai mažai atsakė, pažiūrėjau. Aš noriu pasakyti, kad vienas klausimas buvo YouTube. Žmogus klausė, būtų labai įdomu išgirsti apie neigiamą interneto poveikį senjorų psichiniai ir fiziniai sveikatai, o gal jau tokia paskaita buvo. Tai aš noriu pasakyti, kad paskaita buvo, bet anksčiau. Tai gal, Vaidotai, jūs ką nors turit, gal irgi kažkokius tai darot, ar turit kažkokią nuomonę apie tai? Čia dėl poveikio žmonėms, kaip jeigu atsakyti iš tarnybos pozicijos kaip atstovo, tai būna kartais ir kreipiasi žmonės, tarkim, dėl to pačio mobilaus ryšio spinduliuotės poveikio sveikatai, ar tai tuo labiau psichologinė sveikata, tai čia nėra mūsų sritis, net nebandėm aiškintis, nes mūsų uždavinys būtent užtikrinti, kad ryšys veiktų, jis netrukdytų vienas kitam, be trukdžių, kokybiškai veiktų, sąlygos paslaugos su vartotojais būtų korektiškos. Iš asmeninės pusės galiu pasakyti, tai be abejo, kaip ir bet koks kitas visuomenės veiksnys, ar tai būtų technologija, ar bendravimo būdas, turi įtakos ir čia skirtingam žmonėms skirtingams tas poveikis. Būtent seniorams, galbūt jeigu daugiau prisijungtų seniorų, gal mažiau vieniši jaustusi, bet čia daugiau spekulacijos, nenorėčiau, kad čia nesu tos srities ekspertas, bet tikrai matyčiau daugiau naudos prisijungti ir bendrauti ir nesijausti tokiem vienišiem, vis, kad, priklausomybės gal daugiau jaunimo problema negu seniorų. Bet į ką tikrai reikia atkreipti dėmesį, kad ne viskas internete tikra ir daug kas nori pasinaudoti patikliai žmonėmis arba kurie mažiau žino ir dėl to sukčių tiek daug, kadangi jie sugeba kažkaip dasikasti į kitų patiklių žmonių, kurie po to perveda pinigus ne dėl blogų ketimų, o tiesiog, kad mažiau žinių turi. Tai čia ta dalis, o taip nutikus, psichologiškai be abejo, žmogus tikrai gali palūžti. Tai sakyčiau, atkreipti gal dėmesį į šitą sukčių grėsmę, nes internetas milžiniškas ir jiems nieko nekainuoja, ar siūsti žinutes, laiškus ir vis tiek iš milijonų tų užklausų, į vieną, dvi atsakys ir čia jau dėl to toksai ir pavojingas tas sukčiavimo ir didelis mastas. Ačiū už atsakymą. Virginija klausia,
jinai rašo, nežinau kaip paklausti, rodėt pasaulio žemėlapį. Ar visą pasaulį apraizgęs JAV internetas, rašo. Ar čia yra priklausomai nuo šalis kažkokia turi tą savo internetą, ar jisai eina, kaip gal truputėlį dar Aha. aiškumo Nu, kaip įnešti. minėjau, internetas kaip po visuma tai savininko neturi ir ten nėra taip, kad yra kažkoks JAF internetas ar kitoks. Yra šiek tiek kaip Kinijos internetas, jis yra atjungtas dėl jau politinių priežasčių, kur vietiniai yra apsaugoti nuo išorės neigiamos įtakos, jų požiūriu, bet savo tam žemėlapį, kur didelę įtaką turi JAV, tai čia dėl to, kad jie daugumą paslaugų, kuriomis naudojamasi, jie teikia ir per juos viskas veikia, taip kad čia toks, eiliniam vartotojui tai nėra labai didelio skirtumo, per kur tas keliauja srautas, bet iš tokio jau politinio lygio, ES, iš žmogaus teisių ir ten teisinių dalykų, kokia atsakomybė už tuos duomenis ir srautą. Ir kitas dalykas - paslaugų nepertraukiamumą, nes jeigu, tarkim, čia neseniai Microsoft vienas iš servisų autentifikavimuose užstrigo kažkur serveryje Amerikos vienoje iš valstijų, o beveik visa Europa negalėjo prisijungti prie savo darbo e-mailo ar panašiai. Tai čia daugiau iš tos pusės, kad labai, nors internetas yra išskaidytas, daug yra atskirų dalių, nepriklauso vienas nuo kito, nieks nevaldo, bet yra labai daug paslaugų, kurios sutelktos į vienas rankas, ar tai būtų Google'as, Amazonas ar Microsoft'as, ir kas ten nutinka, tiesiog turi daug įtakos bendrai. Bet tokio kaip atskiro interneto tai nėra. Tiesiog, dėl to veikimo interneto, tarkim, net kreipiantis į tą pačią e-sveikatą, dažniausiai bus kreipiamas į tą Cloudflare, kuris yra kažkur už Lietuvos ribų, ir tada grįžtama į serverį Lietuvoje. Tai net tokiu atveju, tai kreipiantis lokaliai, vis tiek eini kažkur per aplinkui. Vaidotai, Liudmila klausė, kuo remiantis vienam baitui priskirta būtent 8 bitai, o ne kitas skaičius? Čia mano kolega kaip tik bandė bet aš negirdėjau per ausinės jo atsakymą, kuo. Tiesiog procesorius sugebėdavo apdoroti vienu metu 8 duomenų šiną, sakyk. Tiesiog istoriškai tas pirmieji procesoriai galėjo apdoroti 8 bitus ir tiesiog pasirinktas toks mažiausias vienetas. Ir tai yra 256 skirtingos kombinacijos galimos dvejetainiai sistemai, tai 2 aštuntuoju laipsniu, tai visi tie adresai 256, IP adresas irgi sudarytas iš 4 tų baitų, jeigu IPv4 serijos. Čia istorinis reliktas, kodėl 8, o ne 9, bet lyginis skaičius ir dėl to, kad dvejetainėse sistemoje tai yra. Man atrodo, kad šitas atsakymas sukels daugiau klausimų, nebent žmogus žino, kas yra ta dvejetainė sistema ir taip toliau. Tai, žodžiu, turbūt, kad čia reikėtų gal pasidomėti, tiesiog atsakymas toks. Vidutė, jau artėjom, reiškia, prie pabaigos ir turbūt dar paskutinis klausimas. Palaukit.
Ar tikslinga mokėti už 100 gigabitų, o išnaudoju tik 18 gigabitų? Vaidotai. Tai čia pirmiausia ne gigabito, gigabaito. Gigabaitų. Ja, taip, tai čia yra tokia kaip ir problema, kad žmonės ženkliai per daug gigabaitų nusiperka savo planų, negu išnaudoja. Ir tai labai sunku pamatuot, nes visi jaučia tokį kaip nerimą, o čia liksiu be ryšio, jeigu išnaudosiu. Tai pirksiu daugiau, kad užtektų. Tai pirkti 100 gigabaitų kas mėnesį ir išnaudoti 18 tikrai neapsimoka, nes tie neišnaudoti. Dabar, aišku, yra planai, kur ten persikėlėtų duomenys, bet čia ta duomenų apskaita yra toks, irgi marketingo dalykas, bet ant to ir žaidžiama yra, kad ne visada galima suplanuoti, kiek čia reikės tų duomenų, kiek išnaudosiu, o jeigu išnaudosiu, tai arba liksiu be ryšio, arba labai brangiai kainuos už tai mokėti. Tada aš, Gintarė, paskutinį klausimą turiu. Lyginant su pasauliu, mes džiaugiamės, kad Lietuvoje turim greitą internetą. Tai, Vaidotai, kas lėmė? Ar tai mitas yra, ar tikrai mūsų internetas greitesnis negu kitose šalyse ir kam už tai turėtume būti dėkingi? Vienas, tai istorinės aplinkybės. Lietuvoje interneto plėtra prasidėjo šiek tiek vėliau negu vakarų pasaulyje dėl ir politinės situacijos ir šiaip istorinių dalykų. Ir ta fiksuota interneta labai aktyviai, bent jau miestuose, buvo iš karto pradėta nuo šviesolaidžio tiesimo, kai tuo tarpu ypač Europoje yra dar iki šiol labai daug varinės prieigos, tai yra minėti tie patys arba patobulinti telefono linijų laidai, po to juos atnaujinti, daryti darbus iš naujo yra labai brangu, tai dėl to tas greitis didelis čia fiksuotoj prieigoj, nes su šviesolaidžiu iš karto galima labai didelės spartas gauti, galbūt ir vartotojų skaičius mažesnis, tai iš karto vidurkis kyla, grinai iš imties dydžio. Dėl mobilaus ryšio, čia kaip vieno iš skaidrių rodžiau, tas gerėjimas, pastarėjai 5 metai, kiekvienais metais dviženklių augimas, labai sparčiai gerėja, bet čia tikrai ne vien Lietuvos operatorių nuopelnas, bet ir pačios technologijos. Jie, aišku, investuoja, diegia ir užtikrina tas spartesnės ryšio technologijas, bet, sakyčiau, istorinės aplinkybės ir bendras technologijų tobulėjimas. Tai čia Marija dar labai nerimsta ir klausia, kas atsakingas už tai, kad internete atsiranda netikros SEB banko svetainės, tai yra sukčių svetainės? Taip, tai čia kažkas jau atsakė, matau, tie patys sukčiai atsakingi, bet tai čia viena iš tokių interneto kaip ir savybių, kurią išnaudoja kaip silpnybę, taip kad kiekvienas gali sukurti, ką tik tai nori internete ir ją patalpinti ir paskelbti viešai. Be abejo, tai yra nelegalu kurti tas netikras svetainės, o tuo labiau išvilioti pinigus, bet kol nieks neaptiko jų, nepranešė ir neišėmė, sustabdyti tokią veiklą iš tikrųjų labai sudėtinga ir šiandien tiek mūsų institucija, tiek ir kitos dirba ir pasauliniu lygiu, kad kuo greičiau aptikti, nes dažnai tai kuriama robotizuotai, ne kažkoks žmogus kuria, o tiesiog
paimama, nukopijuojama ta pati svetainė, visas jos kodas, yra tiesiog pakeičiamos tam tikros dalės ir kažkur patalpinama, kurie, iš principo atrodo visiškai taip pat. Tai vat kaip atskirti jas, reikia šiek tiek žinių. Čia kažkas sakė, Gaila, neatsakyti į mano klausimą. Aha, aš ieškau Jurgitos klausimo, dar noriu surast, bet matot, labai noriu atkreipdėmėsi žmonių, kurie rašo, kad reikia pažymėjimo. Tai pažymėjimo vis tiek jums neišrašys, ar jūs čia rašysit žinutę, o iš tikrųjų tai užteršėt susirašinėjimo laukelį ir mes praleidžiam klausimus. Čia radau, kodėl jungtis per valdžios vartus, ne iš karto prijungia prie ieškomos paslaugos, o reikia dar kelis kartus tvirtinti keistus klausimus, kaip siūsti duomenis ir panašiai, tai klaidina. Tai tų barjerų ir žingsnių kartais būna daugiau ar mažiau, bet jų visą laiką įterpia nuo tokių kaip tas captcha, tai automatinis toks būna, kur paveiksliukus ten žymėt arba įrašyti raidės, tam, kad apsisaugot nuo to interneto robotų, botais vadinamų. Kitas dalykas tai autorizacijos, nes yra galimybė autorizuotis prie tos valdžios vartų ar bet kokios valdžios paslaugos per keliais būdais, tai kad jie patikrintų, kad čia tas žmogus tikrai autorizuojasi, yra dar papildomos paslaugos, tada, kad sutikrint, ar čia iš tos tikra užklausa yra čia tikras turintis teisės žmogus ir tada perduoda jau tam tinklalapiu, kad jie pasitikėtų, kad čia galima bendrauti kaip su tikru asmeniu. Tai čia daugiau dėl saugumo, kad tai gali painioti, klaidinti ar kelt nepasitenkinimą, visiškai sutinku, bet kas diegia tos sprendimus, tai jie turi ne tik vartotojo patirtį gerinti, bet ir užtikrinti, kad nieks nepiknaudžiautų ar neprisijungtų su blogais kėslais. Tai kartais būna tikrai ten iš vieno puslapį į kitą ir sunku, lengva pasimesti. Vaida, tai paskutinis klausimas, dabar visiems sakau, Ramunė klausė, ar dirbtiniu intelektu galima užblokuoti asmens informaciją? Asmeninė informacija kur? Jeigu paprašyti dirbtinio intelekto, kad prašau ištrinti iš viso interneto, tai tikriausiai ne, bet yra tokių kaip paslaugų, kurios suteikia galimybę, tiesiog jie automatiškai visur, kur tik tai žino, kur gali būti tavo duomenys ištrinti. Lygiai taip pat net ir ES berods yra taisyklės, kad asmuo gali pareikalauti, kad jo asmens duomenys iš, tarkim, Google'as išimtų iš paieškos sistemos ir nerodytų. Kad kiti, čia dar patikrinimas, kad kiti asmenys nenaudotų piktyviniais tikslais, tai vėlgi, tai galima prašyti, kad tiesiog viską išimtų iš interneto. Kiek tai sėkminga ir ar visai tikrai visur išims ir nieks neras, su internetu tai sudėtinga. Vaida, Taip, aš manau, kad Gintarė paskutinis klausimas, viskas, daugiau nebeatsakinėjom dabar tavo. Ne, Vaida, tai aš noriu pasakyti, kad gavau prašymą, kad sako, yra labai keli sunkus klausimai, gal galima kartu atsakyti su tavim? Aš dabar pasidalinau į tavo sukurtą klausimyną. Gerai, kaip man juos pamatyti? Gerai, pašėrinau, matosi? Pasidalinau. Bet tai čia man matosi tai tik... dabar tas... Vida, matosi? Taip, matosi. Kas yra internetas? Kompiuterinis tinklų tinklas. Gerai, toliau kitas dalyvis tegul atsako. Kuo skiriasi interneto prieigos paslauga nuo interneto? Interneto prieigos paslauga neapima turinio esančio internete, reiškia tą patį. Taip. Pirmas, taip? Taip.
Na, kuri iš interneto prieigos paslaugų fiksuota ar mobilioji veikia stabiliau? Nu, čia jau Fiksuota. Fiksuotai, Fiksuota, matai, jau, atsakinėjau. akcentavo Taip, Vaida. mes čia bendrom jėgom. Kokiais vienetais yra matuojama duomenų perdavimo sparta? Megabitais per sekundę, gigabaitais, atsiprašau. Megabitai. Dėkui. Kaip matuoti savo interneto prieigos paslaugos spartą? Matuok. Matuok LT, tai yra ryšių reguliavimo tarnybos įrankis, taip? Viskas ir tada parašot su elektroninį paštą, klausimą arba pastebėjimą arba pastabą ir pateikite. Tai kągi, ačiū visiems, stabdau įrašus. Ačiū.